Turizmas Šilalės rajone. Tauragės apskrities šiaurinėje pusėje besidriekianti Žemaitijos dalis Šilalės kraštas, turtingas gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis. Archeologinių tyrinėjimų duomenimis Šilalė pradėjo kurtis jau nuo XIV amžiaus ir su aplinkiniais kaimais priklausė istoriniai Karšuvos žemiai. Šilalės rajone veikia keletas unikalių muziejų. Paršežerio pakrantės teritorija ties Paužere pritaikyta poilsiautojams. Jūros upė pripažinta nacionalinė vandens trasa. Vandens maršrutas driekiasi ir Akmenos upė. Hanzos kelio Via Hanza turistiniai maršrutai jungia tokias Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos aplankyti vertas vietovės kaip Pagėgiai, Bitėnai, Vilkyškiai, Tauragė, Šilalė, Vytogala, Upyna, Skaudvilė, Bijotai, Kaltinėnai, Laukuva, Varniai, Kražiai, Užventis, Ušnėnai. Šilalės krašto neaplenkia ir piligriminiai Švento Jokūbo bei Švento Jono Pauliaus antrojo keliai. Šilalės rajono dalys patenka į Varnių ir Pagramančio regioninių parkų teritorijas. Išilgai rajono einanti automagistralė Klaipėda-Vilnius užtikrina gerą rajono pasiekiamumą, nors turistams siekiantiems geriau pažinti kraštą rekomenduotina keliauti Žemaičių plentu.